42 išbandymo diena, galiu pasakyti, ir išgyvenimo diena. Tik tai reikia kovoti už kiekvieną dieną, ne? Taip, visas dėmesys šiandien buvo skiriamas Samueliui, pasileisti būtent skeilinimo kampaniją, pasiruošti ir atnaujinti tam tikrų reikėjo turinio, pasiruošti naujų headline'ų, tai irgi buvo skiriamas dėmesys ten. Tada papildomai analizavau, ruošiausi kampaniją ir pradėjau jau kurtis dizainą nemokamam e-mailų sistemai, visam tam pasiūlymui. Tai irgi atrodo bus labai nice kūrinys, labai turinys. Manau, kad bus ir du geriau performinantis negu dabar ir turėtų pritraukti dar geresnius prekinius ženklus. Šią akimirką atrodo irgi veikia, bet irgi reikia improvinti, reikia būtent paskeilinti būtent irgi senyje. Tai Lietuvoje visada yra lengviau šiek tiek būtent įsitestuoti, pasižiūrėti būtent idėjas. Tai irgi galbūt kažkam pravers. Bet tuo pačiu irgi turėjau būtent, kad kiekvienas susitikimas po potencialiu būtent klientų nemokamų e-mailų sistemai, bet irgi galvojau šiek tiek bus generuos didesnis rautais svetainė, bet šią akimirką to nėra, bet pats vaikinas maladėts yra ir nepasiduoda ir skeilina ir juda, tai atsimenu, irgi buvo tokioje stadijoje, tai iš tiek prasidėjom per Facebook'o būtent kampaniją, vizualus ir tada irgi pasidalinom insightais. Ir dar papildomai komunikavau, ruošiau būtent tokią kaip ir strategiją, būtent tą timeline'ą kitam australiškam verslui, tai tenais dar iš tiek buvo laiko ir taip, ir prabėgo diena, dabar keliausiu namo ir pavalgysiu pagaliau. Ir dabar yra gruodžio 5 diena, Australijos laiku 19:32, Lietuvos laiku 10:30. Ir pavalgęs dar toliau įsidirbti, tikiuosi šiandien pasileisti e-mailo kampaniją naują atnaujintą ir pasitestuoti Australiją ir pasitestuoti Lietuvos rinką. Ir jeigu viskas parodys pozityvius skaičius, tą patį pasileisti ir per Europą. Tai tiek iš 42 dienos, važiuojam, dominuojam, uždirbam milijoną ir tiek, laikykis. Iki.